Pasakų knygos Smagiosios pelytės Smailytės istorijos autorė, 2 vaikų mama Jurga Sakalauskaitė pasakojo, jog ne į visus vaikams kylančius klausimus galima atsakyti keletų žodžių. Kartais reikia visos istorijos, todėl jos knyga tai tiesiog atsakymai į vaikams kylančius klausimus. Šita knyga Smagiosios pelytės Smailytės istorijos tai yra realių pasakų rinkinys, realių istorijų, tai yra apie realius nutikusius dalykus. Vaikai yra tokie energingi, jie kaip viesulai yra ir jie kiekvieną dieną kažko klausinėja. Jie klausia 100 dalykų ir kartais tu gali atsakyti vienu žodžiu, o kartais reikia atsakyti istoriją pasitelkus. Tai štai šios istorijos ir yra būtent apie tai. Tai yra tai, ko klausia vaikai. Pavyzdžiui, kaip vyksta kelionė lėktuvu arba kaip statomas stadionas. Knygos herojė Pelytė Smailytė turi 2 geriausias drauges – pandą Zuzu ir karvę Tešmenę. Tačiau būna situacijų, kai ir geriausia draugė negali padėti. Kur tuomet atsakymų ieško smagioji pelytė? Pelytė Smailytė atsakymus randa gyvenime. Tai yra, pavyzdžiui, jinai suserga, nueina pas gydytoją ir gydytojas tyrėja kraują. Ir jinai aiškinasi, o tai kodėl tas gydytojas tyria kraują. Ir jinai nueina štai pas šermonėlį meilutį laborantą, kuris jai paima kraują, kuris ištiria kraują, kuris aiškina studentams, kaip čia kas ir kodėl yra. Ir paskui gydytojas pamato iš to kraujo tyrimo, kad pelytė yra susirgusi ir serga dar nelabai smarkiai, todėl labai stiprių vaistukų nereikia skirti. Tai tokiu būdu jinai kiekvienoje pasakoje ir sužino. Visiems pelytės gerbėjams sufleruojame, kad knygynuose rasite ir ploną knygelę, kurios istorija, kaip Pelytė Smailytė apsilankė Kalėdų senelio fabrike, atskleis paslaptis, iš kur po Kalėdų medžiu atsiranda dovanos ir kaip tas Kalėdų senelis viską suspėja.